Laidos Žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Atliekos susidaro ne tik pas gyventojus, bet ir pas įmonės. Ir neretai atsitinka taip, kad mažos įmonėlės, parduotuvėlės ar kitokie prekybos taškai naudojasi bendrais konteineriais, buitiniam atliekom. Bet problema ne tame, kad jie naudojasi bendrais konteineriais, bet tame, kad dažniausiai tos mažos įmonėlės netvarko savo pakuotės atliekų. Įmonės ir organizacijos pakuotės atliekos turi tvarkyti pačios ir kreiptis į pakuotės atliekų tvarkytojus ir sudaryti su jais sutartis. Šiauliuose yra keletas pagrindinių atliekų pakuočių tvarkytojų. Kaip matome čia, aplinkui stovime pačiame centre prie konteinerių ir aplinkui yra prikrauta dėžės nuo įvairių produktų. Tai tikrai yra įmonės pakuotės. Konteineris yra beveik pilnas, nors už 15 metrų matom antrinių žaliavų konteinerius, kurie yra tušti. Bet niekas nesistengia bent jau sudėti šitas atliekas į antrinių žaliavų konteinerius ir panešti 15 žingsnių. Įmonės neturėtų naudotis bendro naudojimo konteineriais antriniam žaliavom. Šitie konteineriai yra skirti gyventojai. O dėl pakuotės atliekų paprasčiausiai turėtų kreiptis į jas tvarkančias įmonės. Labą dieną. Jūs iš buto ar iš įmonės? Iš įmonės. Jeigu nepaslaptis iš kokios iš įmonės? Na, jūs truputį elgiatės netaisyklingai, kaip jūs įmonė turėtų elgtis su atliekomis. Su atliekomis iš pakuotės, kur turėtumėt dėti? Kas? Pakuotės įmonės, kur turi? Kokios? Tai popierinius kartonus, tai mano dėžės. Aš supratau, bet jūs esate gyventojo daugiabučio ar įmonės? Ne, mes įmonės. Aišku, nu. Jūs neteikit, filmuokit, kaip patys čia žmonės elgiasi. Ne, tai mes tai darom. Nu, jo. Kaip pažytas mano teisės, žinot. Jeigu įmonės nežino, kaip tvarkyti pakuotės atliekas, tai gali kreiptis į aplinkos apsaugos departamentą, gali kreiptis į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą. Tikrai patarsime ir pasakysime, kokiais teisės aktais turi vadovautis, kad tikrai teisingai tvarkytų atliekas ir kokios jų yra teisės ir pareigas tvarkant atliekas. Taip, kad informacijos kartais nežinojimas ir sukelia šitokias būtent situacijas, kad žmonės paskui susigėsta ar supyksta.